Pats festivalis kalba apie urbanistiką, apie miestą, apie plėtrą, apie žalią plotą, apie želdinius, apie žmonių sveikatą ir miesto ateitį. Šitos dirbtuvės realiai yra viena dalis iš to mūsų tikslų, kurios mes norim iškelti, išryškinti, kad jauni žmonės, gyventojai, atvykstantis, jie turėtų savo poziciją, jie turėtų savo viziją, kaip tas miestas gali vystytis ir kaip jis galėtų augti, kad visiems būtų čia gera ir sveika gyventi. Jis yra šalia Karmėlavos, buvusi raketų bazė sovietinė ir mes norime pasiūlyti savininkams tos teritorijos, yra keli savininkai, norim pasiūlyti sprendimus. Nes šiai dienai yra sprendimas viską nugriauti ir daryti tiesiog urbanizuotą gamyklų teritoriją. Dalyje iš viso nežinoma, ką daryti. Tai mūsų tikslas pasiūlyti tvarius sprendimus ir kartu išsaugant tam tikrą istorijos žinią, kad ta bazė buvo aktuali ne vien lietuviams, ne vien sovietams, bet ir kartu visai Europai. Tai būtent pats pirmas bunkeris būtų kaip ir akys, kai tu ateini į tą galeriją, pasitinka tave įvairios šviesų instaliacijos, įvairios instaliacijos, kuriuose tu gali tiesiog apžvelgti jas. Toliau keliaujant, tu keliauji taku, kurį turi pats atrasti, naudodamasis kaip ir užuominomis. Ir toliau tu keliauji link kitų galerijų, kurioje antra yra būtent klausos galerija, trečia yra lytėjimo ir galiausiai praeini pro kaip ir peršviečiamą pereinamą bunkerį, kuris reprezentuoja metaforiškai to sklypo pačias smegenis, pačias mintis, kadangi tu praėjęs pro to bunkerį patenki į zoną, kuri yra skirta poilsiui, kuriame yra įvairios meno studijos, kuriuose žmonės, menininkai, kad ir tie patys darbuotojai gali ateiti ir save išreikšti taip, kaip jie nori ir kaip jie įsivaizduoja, visiškai be jokių ribojimų, išreikšti savo meno mintis, visiškai atsipalaiduoti. That's also probably the interest of a workshop that allows us all together to try some things, you know? And it's possible. There is a part of experimental approach that you can test. And I think it's really nice. And then I think it worked at the end because also the students has been really involved in the process. Even if we had to work in the weekend, it's not so easy when you are young, sometimes on a Saturday and a Sunday, but they say, okay, let's try, and it was really nice for this also, because they were really involved and motivated to try to find new strategies on a complex site. Tokia patirtis, manau, tikrai yra reikalinga, ypač būtent iš kitų šalių dėstytojų atvažiavimas, nes jie parodo kitą perspektyvą, kaip galima prieiti kaip galima pažiūrėti į studijas, į tokią programą. Keep on being interested in everything. Try to learn from all the people you meet. It seems a bit stupid to say that, but we need to keep this in mind, I think. Be interested in everything. If you can, travel, visit buildings.